Jei būtų tik vienas pratimas, kuris galėtų tau padėti sumažinti juosmens ar kaklo skausmą, tai būtų šis. Jau pasiruošk rankšluostį ir pradėkime, nes čia tau nereikia būti jaunam, lieknam ar labai lankščiam, kad galėtum atlikti šį pratimą ir pagerinti stuburo būklę namuose, taisyklingai judant. Kai nugaros skausmas turi mechaninį komponentą, tai yra susikaupusią įtampą, judesio blokavimą ar stuburo silpnumą. Skausmas atsiranda ten, kur yra per daug judesio, kur per daug juda, kur yra perkrauta. Ta stuburo dalis, kuri yra užstrigusi, užblokuota, neskauda, nes ji nejuda. Ir tokio tipo disbalansas nesimato echoskopijoje, rentgeno nuotraukoje, magnetinėme rezonanse ar kompiuterinėje tomografijoje. Toks disbalansas, kuris dažniausiai pasitaiko mūsų stubure, yra būtent toks. Kaklinė ir juosmeninė dalys yra perkrautos, daug juda, su skausmu, kompensuoja blokavimą, užstrigimą krūtinės ląstos stubure. Skausmas atsiranda todėl, kad stuburas kompensuoja tą blokavimą. Tai yra kompensacinis skausmas. Tokiu atveju vaistų vartojimas nelabai padeda, nes kompensacija vis tiek tęsis. Taigi, kad tau padėčiau, šis pratimas veiks būtent ten, kur reikia. Jis atlaisvins ir atblokuos krūtinės ląstos stuburą, kad atpalaiduotų kaklą ir juosmenį. Šaunu ar ne? Gražu. Pasiimk minkštą rankšluostį. Perlenk per pusę, štai taip, išilgai ir dar kartą perlenk, antrą kartą. Tavo rankšluostis taps platesnė juostele, bent 1,5 delno pločio. Dabar dar kartą perlenksime per pusę ir dabar jau galima susukti į ritinėlį. Idėja ta, kad ritinys būtų didelis kaip šis ir labai minkštas. Matai, štai kaip tai daroma. Tu atsigulsi su šiuo minkštu ritinėliu ties krūtininės stuburo dalies aukščiu, ties krūtine, ties mentėmis, ties liemenėlės aukščiu. Šioje padėtyje, štai taip, tu lėtai atsigulsi, sulenkęs kojas, jei pajusi, kad tempia, kad skauda, kad nejauku. Reguliuok šį aukštį, kiek atsiguli naudodamas pagalvės. Padėk pagalvę, atsigulk. Jei jauti, kad vis dar tempia, padėk antrą pagalvę. Arba, jei jauti, kad nesitempia, kad reikia šiek tiek labiau išsitiesti, nuimk pagalvę. Reguliuok aukštį, naudodamas pagalvės, kad galėtum atsigulti ir maksimaliai atsipalaiduoti, be baimės ir be skausmo. Gerai? Leisk man padėti čia, nes man jo nereikia. Kad tavo kaklas būtų saugus, tu sunersi pirštus, padėk rankas už kaklo ir apkadink visą kaklą. Gerai? Nereikia liesti alkūnių priekyje, tai tik tam, kad apsaugotum kaklą. Atsigulk lėtai. Stenkitės kiek įmanoma labiau atsipalaiduoti. Čia pajunti, kad išsikrauna įtampa, tempiasi, atsidaro krūtininės stuburo dalies sąnariai. Lėtai mes atblokuojame, šaliname judėjimo apribojimą krūtininėje stuburo dalyje. Šioje padėtyje pabūk minutę. Kvėpuok labai ramiai ir ypač atidžiai iškvėpk orą. Pasinaudok šią atsipalaidavimo bangą, kuri ateina su iškvėpimu. Kiekvieną kartą iškvėpdamas jauti sąnarius. Tai beveik kaip tada, kai tempi pirštą ir išgirsti tą trakštelėjimo garsą. Tai tik sąnariai atsiveria. Ir būtent tai mes čia ir darome. Minutę, labai lėtai kvėpuodami, ypatingai stengdamiesi iškvėpti orą, ypatingai atsipalaiduodami. Antroji pratimo dalis. Tiesiog ištieskite kojas tiek, kiek lengva ir patogu. Dabar jaučiate, kad tas tempimas, tas jausmas, kai tempiate, ištiesėte, nusileidžia per visą juosmeninę dalį. Jis neapsiriboja tik kaklo ar krūtinės sritimi. Jis nusileidžia per visą stuburą. Vėl dar minutę. Lėtai kvėpuokite. Atsipalaiduokite, kiek tik galite. Galite baigti pratimą po šios 2 minutės arba atlikti pažengusio lygio variantą. Tiesiog pakelkite rankas. Laikykite rankas viršuje. Ir čia jaučiate, kaip krūtinė atsiveria. Jaučiate, kaip tempimas eina į priekį, prie krūtinės ląstos stuburo dalies. Dar minutė atsipalaidavimo ir lėto kvėpavimo. Būkite atsargus keldamiesi, nes nereikia tiesiog mestis į priekį ir stotis. Jūs pritraukite kojas, pritraukite rankas, lėtai atsigulkite ant šono ir tik tada jūs atsisėsite.
Kad blokada negrįžtų, kad išlaikytumėte judrumą, kad skausmas negrįžtų, darykite šį pratimą kartą per dieną. Tačiau šį pratimą galite naudoti kaip palengvinimo priemonę, kai tik prireikia. Idėja yra ta, kad vietoj raumenų atpalaiduojančių, analgetikų ar priešuždegiminių vaistų, kuriuos vartojate savo nuožiūrą, atliktumėte šį pratimą. Kitas žingsnis – pagerinti fasciją, stuburo dangalą. Ir aš parodau labai paprastą būdą, kaip tai padaryti šiame vaizdo įraše. Tiesiog spustelėkite čia ekrane. Ir jei tavo stuburas jau laisvesnis, palengvėjęs, pagalvok apie žmogų, kuris kenčia nuo nugaros skausmų, turi kokių nors stuburo problemų, juosmens ar kaklo srityje. Nusiųsk jam šį vaizdo įrašą. Aš čia ir baigsiu, stipriai apkabinu ir iki kito karto.